Kalbėsime apie draudimus pirmajame reportaže, kurių Lietuvoje tikrai yra nemažai. Bet vienas dalykas yra drausti, o kitas dalykas yra įgyvendinti tuos draudimus. Mūsų nepilnamečiai lyg ir labai gerai apsaugoti ir nuo alkoholio, ir nuo tabako, ir nuo lošimų, ir nuo, visai neseniai, nuo energetinių gėrimų. Bet kyla klausimas, ar tikrai jie taip gerai apsaugoti. Toks klausimas kilo ir mano kolegė Jurgai Čeponytei. Todėl mes pakvietėme 16-metį, gavome tėvų leidimą ir kartu su juo patraukėme per didžiosius prekybos centrus, per lažybų punktus, per lošimo automatų salonus ir pasižiūrėjome, per tas vietas, kur nepilnamečiui arba iš viso negalima įkelti kojos, arba tokių dalykų kaip alus ir cigaretės jam neturėtų parduoti. Aš tikėjau, kad šita sistema veikia. Aš norėjau tikėti, kad mūsų eksperimentas nebus visiškai tuščias ir bent vienoje vietoje mes užkabinsime kurį nors verslininką šiek tiek aplenkianti tą draudimą. Ar užkabinome? Žiūrėkime. Statistika rodo, kad kas trečias 11-metis berniukas ir kas 5 11-metė mergaitė yra bandę rūkyti. Jei kalbėtume apie 15-mečius, tuomet statistika būtų maždaug 2 iš 3 yra bandę užtraukti dūmą. Alkoholio yra išbandę maždaug 2 iš 3 vyresniųjų klasių mokinių. Tačiau remiantis įstatymais, alkoholio ir cigarečių galima įsigyti tik nuo 18 metų. Tad kaip nepilnamečiai gali to išbandyti? Vaišingi pilnamečiai draugai ar liberalūs tėvai leidžia jiems pabandyti šių gėrybių? O gal vis dėlto jie viso to nusiperka patys? Pinigų karta nebūtų pinigų karta, jei nepabandytume paeksperimentuoti. Čiumpame 16-metį ir bėgame į parduotuves. Bandysime įsigyti alkoholio, cigarečių ir energinių gėrimų. Mūsų prekybos tinkle yra įvesta, sakykime, griežta tvarka, tiek ir apmokant pardavėjus, kasininkus, tiek ir technologiškai esame sukūrę tokią sistemą, kad kasininkams nereikėtų patiems galvoti, ar tas žmogus yra nepilnametis ar nepilnametis. Mes ir techninėmis priemonėmis taipogi kontroliuojam šią situaciją, nes kiekvieną kartą, kai kasininkas turi patvirtinti alkoholio pardavimą, jam tiesiog ekrane atsiranda priminimas būtent dėl nepardavimo nepilnamečiams. Padeda labai dirbti šioje srityje ir mūsų apsauga. Tai yra mūsų saugos darbuotojai, jie papildomai stebi kasas ir papildomai atkreipia dėmesį, tarkim, jaunuolių susibūrimus, jaunuoliai, kurie užsuka į alkoholio skyrių ir jau netgi tuomet dažnai perspėja kasininkus iš anksto. Tiesiog bendra tvarka yra tokia ir jeigu žmogus asmens dokumento negali pateikti, jam alkoholis ir tabakas negali būti parduodamas. Panašu, kad tik veltui laiką gaišime. Joks jaunuolis neturėtų prasmukti pro 7-aukštę apsaugos sistemą, bet vis dėlto patikrinkime. Mūsų 16-metis po pamokų susitinka su mumis ir keliaujame į prekybos centrus. Įdomu, kad žurnalistai gali taip elgtis, o prekybos centrus kontroliuojančios institucijos ne. Mes galim pasitikti nepilnamečius, mes galim juos išklausyti ir pasakyti, kad aš esu nepilnametis ir man pardavė kažkur. Tačiau mes negalime teisiškai jų panaudoti. Sakysim, Estijoje buvo pranešimas, Olandijoje yra jaunimo organizacijos, nevyriausybinės organizacijos, kurios vykdo tokią veiklą, vaikšto po prekybos centrus ir tiesiog prašo, kad parduotų tabako arba alkoholinių gėrimų ir jeigu tai jiems pavyksta, tada jie informuoja kitas institucijas ir tas yra legalu. Pas mus kol kas tas yra nelegalu. Metas tikrinti, kaip veikia sistema. Iš pradžių bandome pirkti energinį gėrimą. Draudimas juos parduoti įsigaliojo tik šiais metais, todėl dar galbūt ne visiems įprasta, kad ši prekė nepilnamečiams neprieinama. Ir štai bingo! Mūsų jaunojo pagalbininko dokumento niekas neprašo. Gėrimą į kuprinę ir keliaujame toliau. Užsukame į kitą prekybos centrą, kuriame bandome nusipirkti alaus. Žmonių parduotuvėje nedaug, dirba 2 kasos. Ir štai pip ir alus nupirktas. Paprasčiau nei būtų buvę galima pagalvoti. O štai prie prekybos centro kioskas. Siunčiame pagalbininką nusipirkti cigarečių. Vyresnio amžiaus pardavėjai įtariai nužvelgia pirkėją ir paprašo dokumento. Jaunasis vaikinas grįžta nieko nepešęs. Pardavėjai sakome bravo. O dabar užeiname į vieną iš visą parą veikiančių parduotuvių. Pardavėjai kyla klausimas ne ar asmuo pilnametis, o kaip kuo geriau aptarnauti nepatyrusį rūkalių.
Štai taip, mūsų krepšelis pildosi. Bet užeikime dar ir į trečią prekybos centrą, kad galėtume skaičiuoti laimikį. Iš čia mūsų pagalbininkas irgi išeina nešinas buteliuku alaus kokteilio. Štai jums, ponai, ir sistemos 7 aukštės. Iš 5 bandymų 4 pažeidimai. Ką dabar pasakys prekybos centrai? Tai yra netoleruotinas nusižengimas ir tokius atvejus mes vertiname labai griežtai. Jeigu turite tokios informacijos, būkite geri, duokite ją mums. Įmonėje yra numatytos labai didelės baudos. Iš principo, už pakartotiną atvejį galima netekti prekybos licenzijos alkoholiu ir tabaku. Todėl ir tokio produkto pardavimas nepilnamečiui pas mus yra traktuojamas kaip griežtas darbo tvarkos pažeidimas, už kurį gali žmogus būti ir atleidžiamas. Mums kaip įmonei tai taipogi krenta didžiulė atsakomybė, nes 2 kartus tojame pačiame padalinėje pardavus alkoholį nepilnamečiams gresia netgi licenzijos netekimas. Licenzijos praradimas, ne taip greitai įvyksta. Reikia nusižengti 2 kartus per 2 metus toje pačioje prekybos vietoje. Tai jeigu jau vieną kartą pažeidimas yra užfiksuotas, tada jau saugodami tą licenciją, tokie pardavėjai ir laikosi griežčiau tokių taisyklių ir paprastai neturime ne vieno atvejo, kad būtų už pardavimą nepilnamečių tabako gaminių atimta licencija. Alkoholiniam gėrimam yra irgi panašios taisyklės, tačiau jos pasitaiko dažniau. Anksčiau buvo vienas kartas, klaidos tikimybė, sakykime. Tiesiog klysti žmogiška, bet antra dalis labai svarbi. Bet nedaryti išvadų iš savo klaidų yra kvaila. Ir dar vienas klausimas. Remiantis įstatymais, licenzija prekiauti alkoholiu ir tabako gaminiais atimama tada, kai nusižengimas yra padaromas 2 kartus per 2 metus toje pačioje parduotuvėje. Ne tame pačiame prekybos tinkle, bet toje pačioje konkrečioje parduotuvėje. Tai tikimybė prarasti licenciją prekybos tinklui yra teoriškai mažesnė nei vienai parduotuviai. Ar ne? Kaip tik atvirkščiai, dideliai parduotuvėje didesnė tikimybė, kad bus padaryta. Arba atvirkščiai. Todėl, kad jeigu didesnė parduotuvėje yra griežtesnė tvarka, administracija labai griežtai žiūri ir prarasti darbo vietą žmogui, kuris tokius pažeidimus daro, iš tikrųjų nėra malonu. Taigi, bet kokiu atveju, ar didelė ir mažai parduotuviai, bausmė yra vienoda. Tad štai. Esant itin išmanioms technologijoms ir įvairioms apsaugos nuo nepilnamečių priemonėms, mūsų jaunasis pagalbininkas nusipirko nemažą rinkinėlį įvairių neleistinų prekių. Galbūt mums nutiko tas vienas kartas iš 1000, kai pasitaikė visiškai netyčinė žmogiška klaida. 4 kartus iš eilės. Tačiau bet kokiu atveju išvada prieš jūsų akis iš 16-mečio kuprinės. Butelį alkoholinį. Alaus skardinę, energetinę ir cigarečių. Kitas klausimas, kuris yra iš tiesų aktualus, o ką gali nuveikti tokiais atvejais priežiūros ir kontrolės institucijos, kiek jos yra pajėgios ir įgalios. Ar jos panašiai kaip ir kelių policija turi pranešti iš anksto apie savo reidą? Pavyzdžiui, žinot, atvyksime į jūsų miestą, tikrinsime jūsų lošimo automatų salonus, ir jeigu rasim ten nepilnametį, tai oi, blogai jums bus. Sunku tikėti tada, kad tu rastum ten nepilnametį. Apskritai, turbūt visi nepilnamečiai būtų tuo metu iš miesto išvežti. Bet yra kaip yra. O verslininkai nori vis daugiau liberalizavimo. Jie visai nieko prieš būtų, kad ir lošimo automatai atsirastų ir degalinėse, po to galbūt ir bibliotekose, ir mokyklose koks vienas kitas nepakenktų, kad ten švieselėm pamirgėtų. Juk plėtra yra aukščiau visko, ar ne? Rinkinukas su alkoholiu, cigaretėmis ir energiniais gėrimais mūsų nepilnametis įsigijo pakankamai lengvai. Tačiau yra ir kitų draudimų skirtų nepilnamečiams. Pavyzdžiui, azartiniai žaidimai. Štai gruodžio mėnesį Seimas svarstė įstatymą, kurio norėta leisti viešose vietose, tokiose kaip barai, restoranai, viešbučių laukiamieji, įrengti iki 5 riboto išlošimo automatų. Įstatymo kritikai tuo metu baksnojo statistiką, kad didelė dalis nuo lošimų priklausomų asmenų
Lošti azartinius žaidimus pradėjo dar būdami nepilnamečiai. Įstatymui nepritarta, tačiau patikrinkime, kaip galiojant ganėtinai griežtai tvarkai sektųsi mūsų nepilnamečiui pažaisti lažybų punkte, kazino ar automatų lošimų salone. Sakykime, jeigu vertintume apsilankimų skaičių salonuose, tai vidutiniškai per metus yra apie 700 000 apsilankimų iš viso. Tai nėra žmonių skaičius, tai yra apsilankimų skaičius. Tai kiek žinau, nuo kompanijos veiklos pradžios yra buvęs berods vienas atvejis. Įstatymo rėmuose pastoviai ir skrupulingai tą dalyką darom. Mes privalom tikrinti klientus, kurie kelia įtarimą, ar jie turi 18 metų ar neturi. Jokių kompromisų šitoje vietoje nedarom. Be abejo, sakyti, kad pas mus nepapuola nepilnametė 100% negalim, nes šiandien 16 metų vaikinas 2 metrų ūgio, 50 numerio batais, lyg ir nekelia įtarimo, kad jis neturi 18. Galbūt kažkas iš tokio ir gali, ir matomai, ir praslysta. Mūsų pagalbininkas nei 2 metrų, nei jo batų dydis 50. Sakot, vienas kartas per kompanijos veiklą. Tad bandom. Pirmiausia, keliaujame į kazino. Remiantis įstatymais turėtų būti tikrinamas kiekvieno įeinančio į kazino asmens dokumentas, todėl teoriškai mūsų nepilnametis įeiti šansų neturi. Užėjus į 3 skirtingus kazino išgirstame tą patį prašymą. Parodykite asmens dokumentą. Visuose kazino būtina registracija. Tartis nė nebandome, nes apsauga žiūri piktai ir įtariai. Gerai. Sistema veikia. Išeiname ir traukiame ten, kur šviesos mirga panašiai kaip kazino. Į lošimo automatų saloną. Užsukus į pirmąjį mus pasitinka mirgantys ir grojantys žaidimų automatai ir jokio darbuotojo. Ir darbuotojai, kurie mato kiekvieną įeinantį, jisai turi neiti į kasą arba prie automatų, prie jo prieina ir parodykit prašau pasą. Mūsų jaunasis pagalbininkas, kuris tokiame salone lankosi pirmą kartą, nežino niekaip lošti, tačiau prisėda prie vieno iš automatų, įmeta monetų ir pradeda žaisti. Po kelių minučių prie baro atsiradusi darbuotoja į naują žaidėją dėmesio nekreipia. Bendrauja su 3 vaikinais prie baro. Jų amžius iš pirmo žvilgsnio irgi kelia įtarimų. Stebime, kaip sekasi mūsų siųstam jaunuoliui. Jis pralošęs keletą litų prie vieno automato, sėda prie kito. Vis dar nesukėlęs jokio darbuotojų susidomėjimo ir prie antrojo pralošęs 16-metis išeina. Patraukėme į kitą lošimo automatų saloną. Čia už langelio rymo darbuotojas. Pas mus ne žetonai, litais. A litus ir 2 litus įma. Ai, tai aš ir litus ir dedu, ne? Ai, ačiū. Kadangi greta yra ir dar vienas salonas, užeiname ir į jį. Galbūt 3 kartas nemeluos. Galbūt kas nors paprašys dokumento. Pirmiausia, įeina jaunasis pagalbininkas, o po minutės užeina slapta kamera. Ir nieko, žaisti galima. Nesudominę darbuotojų išeiname, su mumis maloniai atsisveikina, o mes einame aiškintis, kodėl vis dėlto nieko nesudominome. Ir kalbos jau sukasi kitaip. Mažos algos, didelė rotacija. Prašom, tikrinkit. Ateikit su pareigūnais, tikrinkit, mes atviri visą laiką. Aš negaliu sakyti, pas mus dirba 250 žmonių. Merginos neuždirba kažin kokių pinigų, nemaža kaita. Kad jau lošiame, tai loškime iki galo. Užeiname ir į lažybų punktus. Kadangi lažybų punkte mūsų pagalbininkas lankosi irgi pirmą kartą, nežino, kaip čia viskas vyksta. Bet žmonių čia nemažai, pasiklausė, kaip ir už ką stato kiti, pakartoja statymą ir be jokių problemų gauna čekį. 10 litų 5,2. 10 litų 5,2. Taip. Lygiai tas pats ir užėjus į kitą lažybų punktą. Statymas, pinigai, čekis, viso gero. Ar tokia tvarka iš tikrųjų ir yra numatyta? Privalomai reikalaujamas ID arba pasas, kad žmogus patvirtintų savo amžių. Taip pat mes stengiamės paruošti mūsų pardavėjas, mūsų kasininkės taip, kad jos žinotų, kad mes nenorim turėti reikalų su nepilnamečiais. Jos žino, kad jos gali būti už tai nubaustos ir stengiasi nedaleisti šituo atveju.
Bet kodėl praktika nuo teorijos taip skiriasi? Vienos iš tikrintų lažybų bendrovių vadovas, kuris bendrauti su pinigų karta griežtai atsisakė, paaiškino, kad yra daroma viskas, kad nepilnamečiai nežaistų, o daugiau jokių komentarų būti negali. Kitos bendrovės vadovas sako, kad kontrolė priklauso tik nuo žmogaus tiesiogiai dirbančio lažybų punkte. Iš tikrųjų, nepakankamai kvalifikuoti, gal paruošti darbuotojai, tai taip yra greičiausiai ir mūsų tame klaida. Bet vėlgi, vienintelis kontrolės būdas yra ta kontrolė vietoje ir mes galime žmogui pasakyti, ką jis privalo daryti, jeigu jisai to nedarys, mes kitų kontrolės būdų kaip ir nebeturime. Taip, žmogiška klaida, klysti žmogiška, prie kiekvieno darbuotojo apsaugos nepastatysi. Bet kodėl taip skiriasi oficiali statistika fiksuojanti vos keletą pažeidimų nuo mūsų eksperimento, kai vos per 1 valandą užfiksavome jų 5? Nes kai tikrina mes, to nežino niekas. Kai tikrina oficialios institucijos, apie tai visi žino iš anksto. Tuo labiau, kad kaip mes važiuojame tikrinti, mes, kaip minėjau, įsirašom pavedimą tikrinti, tai šitoj vietoj tie kitą kartą tikrinimai neša tokia daugiau prevencinė prasme, o ne iš tikrųjų, kaip sakyti, realią situaciją pamatyti, nes tai jūsų tikrinimas gal daugiau jisai realus negu mūsų kitą kartą. Aišku, galbūt reikėtų pakoreguoti tą įstatymą nuostatą, dėl būtent ir numatyti tuos netikėtus patikrinimus. Kad jokių ten pranešimų, nes čia skamba juokingai, jeigu nekvailai. Alio, mes atvažiuojam jūsų patikrinti, pasiruoškite. Tai čia lygiai kaip sovietmečiu. Pasiruoškite, nuklokite stalus, atvažiuoja revizorius. Tas reikalavimas jis būtų įvykdomas pakankamai sudėtingai, nes tai yra brangus įpareigojimas ir mes tada turėtume apskritai peržiūrėti savo veiklą. O štai taip savanoriškai imat ir pradeda tikrinti visus įeinančius. Ir išlenda yla iš maišo. Jei mes neįleisim vaiko, jis nueis pas kitus, tai geriau mes įleiskim. Rinka? O sakykit, kas trukdo įstatymiškai tą įteisinti? Pilna kontrolė visų įeinančių. Sakykime, lažybų sferai tai yra praktiškai neįmanoma, nes vieno lažybų punkto išlaikymo kaštai padidėtų tiek, kad jo jau nebeapsimokėtų laikyti. Pagundų silpniesiems daug, prevencijos mažai, o konkurencinė kova tarp azartinių žaidimų organizatorių vyksta itin arši. Dar vienas itin svarbus aspektas, kurį paminėjo pašnekovai – tėvų atsakomybė, kuri dažnai pamirštama. Vaikai ateina, išlošia ir pralošia, ateina jų tėvai, jie nekaltina savęs ar savo vaikų, jie skaito, kad kalta tik tai lažybų bendrovė ar automatų salonas. Tad štai, draudimų daug, ar jie veikia, spręskite patys. Mūsų eksperimentas nėra reprezentatyvus tyrimas, kuriuo galima remtis kaip įrodymų. Tačiau jis rodo tendenciją, jog Lietuvoje nepilnamečiui paragauti alkoholio, užtraukti dūmą, lažintis ar spaudyti mygtukus prie lošimo automato lengviau nei lengva. O sprendimų nėra.